Sveiki visi. Auditorija kaip ir matyta, nors scena pačiam yra nauja, tai nuo to jaudulys nemažėja. Ar kas nors kada nors susimastom, kiek pati sėja turi įtakos mūsų derliui, ekonominiai naudai ir kaip pasirinkti ir kokia tai yra svarba? Nes turbūt ne veltui sako, kad gera sėja yra pusė darbo. Norėčiau pradėti nuo žieminių kviečių elektros. Šitą veislę jau turbūt jūs žinot, tai nėra tokia nauja, jums yra girdėta. B klasės kategorijos veislė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad veislė pasižymė ypač dideliu derlingumu, o didelis derlingumas kartais reikalauja papildomos priežiūros ir meilės. Veislė dar pasižymė labai intensyvių krūmymus ir biomasės augimu iš rudenį. Mes atlikom tokį bandymą naudodami 3 skirtingus sėjos terminus su 3 skirtingom normom. Tai yra normalu. Kuo daugiau vėlinom veislės sėja, tuo norma didėjo po 1 milijoną į viršų. Pačiai veisliai pagal charakteristiką yra būdinga optimali sėja. Dar ką mes žinom, ir turbūt tikrai nesumeluosiu, kad elektra yra linkusi į išgulimą. Ir norėjom išsikelti tokią hipotezę, ar sėjos norma gali kažkiek tai kontroliuoti tą išgulimo faktorių. Ir tiesiai šviesiai iškart sakau, kad gali, nes pastebėjom, kad sėjant optimaliu terminu su 3,5 milijono sėklų į hektarą normą, mes gavom ne tai, kad didžiausią derlių, kas matome siekia net iki 1,2 tonų skirtumų nuo kitų rezultatų, bet ir praktiškai čia nebeturėjom jokio šios veislės išgulimo. Ką tu nori pasakyti, kad šitą veislę netemkit vėliau, siekit daugiau mažiau optimaliais terminais, nedidinkit normos daugiau negu 3,5 milijono ir jūs suvaldysit išgulimo faktorių bei gausit geriausią derlingumą, nes, kaip ir minėjau, intensyvus krūmimas iš rudens leidžia veisliai gerai pasiruošti prieš žiemą, užsiauginti ją optimalų ir tinkamą augalų kiekį, tam, kad būtų stiprūs stiebai ir jinai negultų, negu kiti mūsų variantai. Pereisiu dabar prie žirnių, tai turbūt šiai dienai aktualesnė tema yra veislė naujiena, KVS Chameleon, tai yra ankstyvesnio žydėjimo ir žemesnių augalų veislė, pasižyminti stambesniais grūdais. Kuo gali būti jums gerai turėti ankstyvesnį žydėjimą, kas jau darosi visiškai tokia beveik norma, kad mes gaunam tas didelės karščio bangas vasarą, tai anksčiau pradėjusi žydėti veislę, jas taip nepaveikia. O karštis gali sterilizuoti žiedus, sterilizuoti žiedai nėra ankšturų, nėra derliaus. Matematika paprasta. Ir atlikom kelis bandymus su skirtingomis normomis, pradedant nuo 0,6 milijonų iki 1,6 milijonų į hektarą sėklų kiekį, nes, kaip žinom, norma yra labai svarbu žirniam, kontroliuojant irgi išgulimą. Ir pastebim čia, kad 1 milijonas augalų į hektarą atnešė mums geriausią rezultatą, nes šiaip įprasta turbūt Lietuvoje sėti tarp 1,1–1,2, bet šitoj veisliai matom, kad didinant normą, derlingumas jau krenta, įvyksta lūžis. Tonažas yra tonažų, bet dabar dar paversiu šiek tiek į eurus. Tai, kad būtų aišku, kaip čia iš ko susidėjo tie eurai, turim tonažą, padauginom iš derliaus kainos, kaip atskaitos tašką paėmėm 200 eurų. Matome apačioje tiek ir milijonais, tiek ir kilogramais perverstą sėjos normą. Padauginom, kiek galėtų kainuoti būtent hektarinė norma, kaip atskaitos taškas žirnių tona kainuoja 500 eurų. Ir matome, kad geriausia grąža, tai yra 882 eurai, yra gaunami su 1 milijonu sėjos norma, nedidesnė ir nemažesnė. Sekanti veislė tai yra ostinato, tai yra vidutinio žydėjimo ir aukštesnių augalų veislė, jeigu lyginam su Chameleon, ir taip pat pasižymi vidutinio stambumo grūdų mase. Šioje vietoje diapazonas sėjos ir bandymų yra lygiai toks pats, tačiau čia jau matom, kad kuo mes didinam veislės normą sėjos, to derlingumas auga ir lūžis įvyksta tik tai viršijus 1,4 milijono, tai yra daugiau. Ir sakytume, tai didesnis derlius gali atnešti ir didesnę grąžą, tačiau ne visada tai yra tiesa. Nes vėlgi matematika ta pati, ko dar būt gal nepaminėjau, kad aš nevertinau visų kitų ūkio patirtų sąnaudų, nes tai nėra konstanta, kiekvienam ūkėje sąnaudos skiriasi, tai tas faktorius buvo eliminuotas, imta tik tai derlius, padauginta šis supirkimo kainos ir hektarinė sėjos kaina, kiek kainuoja. Ir matome čia vėl tendenciją, kad pasikartoja ir tas pats 1 milijonas jums atneša geriausią ekonominę grąžą ūkiui, nes beveik turim 1114 eurų. Nes jeigu mes didinsime labai stipriai
sėjos normą tiek pat, jeigu ir labai mažinsime, ką norėčiau atkreipdėmėsi į 0,6, jeigu matot, ekonominė grąža beveik yra labai artima 1 milijonui, tačiau jūs turite čia labai didelę riziką, kad jums išgrius arba sukris pasėlis, nuimti bus sudėtinga, nuėmimas patys žinom yra derliaus nuostoliai. Tai vėlgi pasikartosiu, kad apsistojam mūsų veislėse ties 1 milijonu ir jūs tikrai turėsite puikų rezultatą savo. Sekantis aptarimas tai būtų apie pupas Alison, tai yra greito vystymosi ir sudigimo po sėjos veislė, pasižyminti dideliais ir stabiliais derlingumo rezultatais bei taip pat ankstyvesnių žydėjimų. Ir šioje vietoje mūsų bandymo diapazonas įvyko tarp 0,4 ir 0,8 milijonų į hektarą sėjos normą. Dažniausiai kažkaip tai Lietuvoje daugiau pats, kiek turiu praktikos, žmonės taiko į 0,6, 0,5, žemiau, aukščiau nėra, bet mums buvo įdomu. Čia, kaip matom, vėlgi derlius didėja su didinama sėjos norma ir to lūžio tokio mes nepastebėjom šitoje vietoje, jis neįvyko, vis augo ir augo, tačiau piniginė prasme, jeigu žiūrint, matom, kad vidurkis, tas viduriukas 0,5 atnešė geriausią rezultatą ekonomiškai, nes nors ir turėjome mes didesnį derlių, bet lygiai taip pat mes turėjom ir didesnės sėjos normas, kas kelia savikainą pačios sėjos ir nebeatperka gautas priedas pinigų. Plus, lygiai taip pat, jeigu grįžčiau trumpai prie žirnių, tiek ir prie pupų, išsėti, vadinkim, 0,5 tonos į hektarą, jau turbūt sudėtinga būtų, net su bet kokia sėjamąją. Čia matematika lygiai taip pat yra, kaip matome, derliaus supirkimo kainos punktas yra imtas kaip 227 eurai už toną, o pupų tonos kaina 530 eurų už toną. Kaip pasikartosiu, žirniais drąsiai einam 1 milijonas, tai yra užtenka, negriūna, pupas su 0,5 milijono. Ir pabaigiant ateinančiam vasariniam sėjos sezonui, noriu priminti, kad mūsų krepšelėje mes jums pasiruošę pateikti vasarinius kviečius. Viena iš naujienų tai yra VPB Troj, tai yra vidutinio aktyvumo, atspari išgulimui bei lygoms veislė, taip pat turi gerą pakantumą sausrai. Jeigu perėtume į vasarinius miežius, tai paminėti noriu Limagrain selekcijos Flamenco, kur yra naujiena, tai yra žemo baltymingumo, stambių grūdų veislė. Apie žirnius bei pupas jau šiek tiek papasakojau, neapsistosiu. Vasarinius kvietrugius jūs šią veislę Hugo tikrai žinot. Ir turime tarpinių augalų mišinių. Atrinkame 2 pozicijas, kurios yra labai efektyvios mūsų nuomonė. Kaip matot, pirmoji tai yra KVS, Fit for Next Raps and Max. Pats pavadinimas net jau sufleruoja, kam tai yra skirta. Tai yra labiausiai azotą sukaupintis tarpinių augalų mišinys. Tinka taip pat žaliajam paudimui, nes jisai vystosi lėčiau ir taip pat labai geras pasirinkimas yra prieš rapsų sėją sukauptas azotas. Ir antrasis TerraLife Premium Mix, tai yra mišinys labiau tinka tam tarpiniam pasėliui, nes sudėtyje yra intensyviai ir greitai augančių augalų. Tiek iš manęs, ačiū už jūsų dėmesį.